žmogui gyvenimą. Kai artimiau su juo susipažinau, supratau, koks jis mielas. Labai nuoširdus, neatsisako padėti. Ir man tai patinka. Jam viskas nesunkiai pavyksta. Jis nepriklausomas. Man labai brangus artimieji, nepasakyčiau, kad nerūpi pinigai. Laimė ir meilė jau patyriau, o štai pinigų dar trūksta. Nemanau, kad jam ko nors trūksta. Gyvenimas jam klojasi kuo puikiausiai. Nuo šiol visi gyvensite kartu, bet kovosite kiekvienas tik už save. Primenu, šiandien individuali Robinzono rungtis. Susipakuokite daiktus, greitai paliksite šią salą. Nepamirškite vėliavos, Vytautas. Мы собираем вещи и уходим. Renkamės daiktus ir varom iš čia. Labai gerai. Čia gerai ar blogai? Gerai. Visi būsim iš vien. Sujungs visas stovyklas. Mes visą laiką sakom, kad mūsų buvo devizas toks. Sveiki atvykę į Gualą, Robinzonai. Sveikas, Vytautai! Jūs, 9, esate tie, kuriems pasisekė išlikti žaidime iki komandų susijungimo. Nuo šiol visi gyvensite kartu, bet kovosite kiekvienas tik už save tol, kol čia saloje liks vienas Estas, vienas Latvis ir vienas Lietuvis. Priminsiu, tik vienas iš šių 3 taps 2002 metų Robinzonu. Rimai, klausimas. Pabuvai Estų komandos lyderiu. Ar manai, kad įgėjai daugiau draugų? Tikiuosi. Dar nežinai. Sunku pasakyti, toks žaidimas, kad gali šypsotis ir dėl to, kad iš tikrųjų tau kas nors patinka, arba tu manai, kad verta šypsotis. Bet manau. Ar jauti, kad esi stipriausias iš čia esančio Robinzono? Priklauso nuo rungties, manau. O šiaip, visi turim po vieną balsą. Bet kartais pagalvoja apie tai. Visi pagalvoja, ko gero. Irmantai, ar manai, kad dabar susijungusi bendrą komandą, jūs 3 lietuviai vis tiek išliksite tokia grupuotė? Nu be abejo, stengsime. Bent jau iš pradžių. Nuo pat pradžių, kaip einam iki šiol, nors ir Rimas išėjo pas Estus, bet jaudys, kad jisai kartu yra. Vis tiek. Ar turi jėgų eiti iki finalo, kovoti iki galo? Tai be abejo, jeigu jau kitiek dėjom, tai nedaug ir liko turbūt. Gerai, ir Ugne, buvai jauniausia lietuvių komandoje. Tavim visi rūpinosi, mačiau, kaip Rimas tave tiesiog iškėlė iš valties. Dabar bus kitaip bendroje komandoje. Dabar kiekvienas kovos tik už save. Kaip jausies? Lygiai taip pat gerai, kaip ir sakiau. Manai, kad vis tiek tavim rūpinsis? Ne, aš pati rūpinsiuos tavim. Manau, vis tiek padės kažkiek. Gerai, ar manai, kad šių metų, 2002 metų Robinzonu gali tapti moteris? Taip, kodėlgi ne? Ar tai galėtum būti tu? Nu, žinoma. Tikrai? Ne, nu aišku, kad gali būti viskas. Gerai, tada tiesiog belieka palinkėti jums sėkmės. Netrukus susilaukia pirmoji individuali Robinzono rungtis, kurios metu jūs privalėsite kuo daugiau žinoti, iki rungties sužinoti ir per rungtį jau žinoti apie kiekvieną iš čia stovinčių žmonių. Tam turėsite nedaug laiko, bet aš manau, jau užteks. Ir prieš rungtį atiduosite man vėliavą
atiduosite skareles ir iš mano rankų gausite naujas bendros stovyklos skareles. Prašau. Skareles. Ne per mažos. Kągi, puikiai atrodote naujomis skarelėmis, šypsotės. Tai gerai. Dabar ruoškitės rungčiai. Na, o vakare jūs vyksite į naująją salą, kurioje praleisite tikrai nemažai laiko. Primenu, šiandien individuali Robinzono rungtis. Tad sėkmės. Ačiū. У меня гамбургер и кока-кола. Сваренные овощи, ну, морковь. Нифига, я еду с Рено. Aš vairuoju Renault. Na ir kaip? Что-то нормально. Vyras dažnai genda. Kelintų metų. У тебя есть права в том, что... Ugnė vairuotojo pažymėjimą turi? Угна, у тебя права есть? У тебя есть? Tu turi? Ну? Na štai ir atėjo pirmosios individualios Robinzono rungties metas. Rungties, kurioje pirmą kartą visi Robinzonai kovos kiekvienas už save. Laimėtojas įgauna neliečiamumą salos taryboje, o tai reiškia, kad jo negali išbalsuoti niekas, nors jisai turi balso teisę. Na, o dabar apie rungtį. Tai viktorina. Ji prasideda ten, 8 pakopų pakilos viršuje. Rungties metu bandysime išsiaiškinti, kiekgi Robinzonai žino vieni apie kitus. Į klausimus galima bus atsakyti tik tai taip arba ne. Taip, balta lentelė, ne, juoda lentelė. Teisingas atsakymas – žingsnis į priekį. Laimė be abejo tas, kuris pažengs daugiausiai žingsnių. Jeigu laimėtojų bus ne vienas, o keli, aš turiu jiems paruošęs dar vieną labai sudėtingą klausimą. Taigi pirmoji individuali Robinzono rungtis. Sveiki, Robinzonai! Sveikas, Vytautai! Puiku. Komanda jau nauja, bendra, o šūkis vis dar senas. Teisingas šūkis, matyt. Tai ar spėjote įsiklausinėjot, viską sužinojote vieni apie kitus, pasipasakojot? Stengiamės. Valgėm arbūzus, bet atmintį pagerė. Supratau, tu daugiau valgiai negu klausinėjai. Puiku. Kągi, tuoj prasidės rungtis, na o dabar turbūt padėkite šią jūsų, bet kolektyvinę, komandinę Robinzono statulėlę, paskutinę komandinę ir dabar taps individuali Robinzono statulėlė. Prašau, Ugnė. Na ką, Latviai, pirmiausia klausime jums. Baltas spalva reiškia teigiamą atsakymą, o juoda neigiamą. Labi, runāsim skaļāk. Pasirengę? Gerai, pradėsim. Pirmas klausimas apie Rano. Vai Rano studē Ar Rano studijuoja technikos universitete? Andrim pareizi atbild. Andris teisus. Jis lipa žemyn. Pirmas klausimėlis lietuviams. Apie Andrį. Ar Andris groja sunkiojo metalo grupėje? Atsakymas – ne. Vadinasi visi į priekį. Esimene küsimus. Pirmas klausimas. Kas Andrise töö Ar on Andriso seotud darbas susijęs su fotografija? Õige vastus jah. Teisingai, jūs visi teisūs. Lipkit žemyn. Tātad jautājums par Antras klausimas apie Rimą. vai Rimas Ar ir Rimas precedents? vedęs? Pareizi atbild. Teisingas atsakymas – ne. Kristina ir Janė, lipkit žemyn. Klausimas apie Maris. Ar Maris gimė Taline? Atsakymas – ne. Taigi Irmantas ir Rimas į priekį. Küsimus number 2. Antras klausimas. Kas Rimas Apie on Rimą. lõpetanud Ar jis gavo Dailės akademijos dizainerio specialybės diplomą? Õige vastus. Teisingas atsakymas – ne. Ei ja ainult Maris astub. Jautājums par Renault. Trečias klausimas apie Reną. Vai Renault
ir Ar Reno turi sesę vardu Kija? Atbildi ir jā. Teisingai atsakėt visi. Lipkit žemyn. Klausimas apie Janį. Ar Janio tėvas švedų jūreivis? Atsakymas ne. Visi žingsnį priekį. Kolmas küsimus. Kas Trečias Kristiine klausimas. elab linnas, Ar Kristinė mis on gyvena mere ääres? miestelėje esančiam šalia jūros? Õige vastus Teisingas on atsakymas, taip. ja ainult Reno astub ette. Reno, lipk žemyn. Jautājums par ugni. Klausimas apie Vai ugnį. ugne brauc Ar ugnė vairuoja savo vyro džipą? Atbildi ir negatīva. Teisingas atsakymas Priekš ne. nāk tikai Jānis. Janė, žingsnį priekį. Klausimas apie Ranno. Ar Rano turi vieną brolį? Atsakymas ne. Visi į priekį. Ja neljas küsimus on Ketvirtas Ugne klausimas kohta. apie ugnę. Kas Ugne tahtis Ar saada jie svajojo tapti näitlejaks? aktorė? Õige vastus Teisingas on atsakymas. Taip, jah, ja keegi ei astu visi ettepoole. liekat savo vietose. Jautājums par Maris. Klausimas apie Vai Marisą. Maris ir satikusies Ar Marisas ir Reno buvo Reno pažįstami jau prieš pirms Robinsonus? Robinsoniem? Atbildi ir negatīva. Teisingas tad atsakymas viens solis ne. Priekš Kristīnai. Kristinė, žingsnį priekį. Klausimas apie Kristinę. Ar Kristinė moka joti? Atsakymas taip. Visi į priekį. Viies küsimus kõlab Penktas klausimas Jaanise apie kohta. Janę. Kas Jaanisel on Ar jis tütar? turi dukrą? Õige vastus on ei. Teisingas Ja kõik atsakymas ne. kolmekesi astute Visi trys žingsnį priekį. Jautājums par Irmantu. Klausimas apie Irmantą. Vai Irmants ir Ar māsa? Irmantas turi seserį? Atbildi ir negatīva. Teisingas Visi solis atsakymas priekš. ne, visi trys į priekį. Klausimas apie Reno. Ar Reno dirba rajono pirmininku? Ugne. Ugne. Atsakymas ne. Kuues küsimus ja see kõlab Irmantase Šeštas kohta. klausimas apie Irmantą. Kas Irmantas on Ar jis Leedu Lietuvos pasienio tarnybos piirivalve leitenantas? leitnant? Õige vastus Teisingas on atsakymas ne. ei ja ainult Ranno astub. Rano, lipk žemyn. Jautājums par Ranno. Klausimas apie Rano. Vai Ranno Ar dzīvo Rano kopīnē? gyvena bendrabutį? Atbildi ir Teisingas pozitīva. atsakymas taip. Paliekas, kur Visi lieka savo vietose. O galim ir į viršų užlipti. Vai jūs esat nopirks arī Tada zemē? netrukus nukrisit. Klausimas apie Andrį. Ar Andris turi licenciją šaunamajam ginklui? Atsakymas teigiamas, visi į priekį. Kaheksas küsimus Klausimas ja see kõlab Riimase apie Rimą. kohta. Kas Riimase Ar jo sünnipäev gimtadienis sausio 20? jaanuaril? Õige vastus Teisingas on atsakymas ei ne. ja ainult Maris astub Maris, ette. lipk žemyn. Jautājums par Rimas. Klausimas apie Rimą. Vai Rimas ir lecis Ar ar Rimas izplecis? yra šokęs su prašitu? Atbildi ir Teisingas negatīva. atsakymas Visi ne. trīs solis priekš. Visi žingsnį priekį. Klausimas apie Maris. Ar Maris mėgsta dainuoti? Atsakymas teigiamas, visi į priekį. Laimėjo Irmantas. Irmantai, pirmasis tavo Robinsonas. Ačiū. Pirmoji tavo statulėlė. Tu šiandien turi salos taryboje, kuri tuo įvyks greitai, turi neliečiamumo teisę. Tavęs nieks negali išbalsuoti šioje salos taryboje. Bet balso teisę tu turi. Taigi sveikinam dar kartą pirmąjį Robinsono laimėtoją ir matome salos taryboje. Irmantai. Ačiū. Ir pirmin. Rimtai. Da.
Sveiki, Robinzonai. Labas. Sveikas, sveikas. Kaip jaučiatės? Pirmą kartą bendroji salos taryba. Kažkaip nejaukiai. Pakankamai nesaugiai, ko gero. Irmantai. Irmantas jo ir saugiai ir jaukiai jaučiasi. Tai kol kas tikrai. Šiandien. Gerai, tai klausimas pirmasis Ugniai. Šiandien per Robinzono rungtį buvai tokia linksma, taip gerai nusteikusi, taip... Man susidarė įspūdis, kad tau tiesiog patinka pralaimėti, tau linksma. Ne, aš džiaugiausi būtent dėl to, kad lietuviai laimėjo. Bet dabar nėra lietuvių, yra bendra komanda. Man vis tiek buvo labai, aš laiminga. Klausimas Rimui. Jūsų lietuvių taktika keisis dabar naujose sąlygose? Pirmiausia, reiktų žinoti, ar aš būsiu tose naujose sąlygose. O paskui, ko gero, vis tiek viskas keisis. Birės, aš net pats neįsivaizduoju, kaip viskas bus, bet sakyti, kad viskas keisis ir bus kitaip, negu dabar yra, tai galima drąsiai. Irmantai, klausimas tau. Laimėjai šiandien pirmąją individualią Robinzono rungtį prieš Robinzoną. Kaip manai, šis laimėjimas tau davė daugiau draugų ar priešų? Nežinau, ar aš čia daugiau priešų įsigijau, ar draugų tiesiog. Aš kaip savo galvoju turbūt ir tai tik tai pirmas mūšis, kurį aš laimėjau, o pats karas dar prieš akį, tai ir jo labiau šita rungtis tokia buvo, nepasakyčiau, kad tai jau labai sunkiai. Ir dėl to aš manau, tiesiog nei savęs kliūdžiau, nei kitiems kažkiek ar stipresnis pasirodžiau, ar silpnesnis, taip kad, jie kokią nuomonę, aš manau, susidarė apie mane, aš abejoju, ar kažkas pasikeitė. Tai kągi, pradėsim balsavimą, taisyklės jūs žinote. Ir dabar pirmą, ten, prie urnos, parašyti vardą Kristina. Balsuoju prieš jį. Tiesiog taip nusprendžiau. Rimtos priežasties neturiu. Tiesiog, jisai keistas. Tik dėl to. Jeigu į visą savaitę niuniuos tą pačią melodiją, išprotėsiu. Mes vienas kito nesuprantame. Tiesiog šis asmuo man nemaloniausias.